Jei teisingai reaguojame į ugningus išmėginimus, jie mus išvaduoja. Kaip reaguojate į gyvenimo išmėginimus? Manau, kad, kaip ir daugelis mūsų, kiek galėdami greičiau bėgate nuo jų, stengdamiesi visokiais būdais jų išvengti. Tai visiems įprastas jausmas. Daugelį metų stebėjau ir pamačiau, kad gyvenimo išmėginimai atrodytų vienus pražudo, kitus išugdo. Taigi priėjau išvadą, kad ne išmėginimai mus ugdo arba žlugdo, bet mūsų reakcija juos arba padeda mums augti, arba pražudo ir sužlugdo. Kodėl gyvenime patiriame įvairių sunkumų ir skausmų, jei per Dievo malonę esame gimę iš aukšto, mūsų nuodėmės atleistos ir Kristus tapo mūsų gyvenimu? Kodėl taip atsitinka, jei mumise apsigyvena šventoji dvasia ir Dievas Tėvas mus besąlygiškai myli? Kodėl turime tikėtis ir laukti išmėginimų? Na, pirmiausia dėl to, kad gyvename puolusiame pasaulyje. Viskas prasidėjo nuo to, kad į šį pasaulį atėjo nuodėmė, o ją lydi išmėginimai. Šis nuodėmingas pasaulis yra piktas, ydingas ir bjaurus, todėl išmėginimai ir pagundos neišvengiami. Todėl apaštalas Petras ir sako, kad nesistebėtume, kai mus užklumpa pagundos ir susiduriame su išmėginimais. Antra, išmėginimų turime tikėtis dėl to, kad kovos lauke esame šėtono taikiniai. Velnias taikosi į kiekvieną Dievo vaiką. Mes gyvename tarp dviejų kariaujančių karalysčių – Dievo teisumo karalystės ir šėtono blogio karalystės. Šio pasaulio sistemoje esame velnio taikiniai. Dėl to neturėtume nerimauti ar nusiminti. Savo pirmame laiške, 5 skyriaus 8 eilutėje, apaštalas Petras įspėja: būkite blaivūs, budėkite. Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Vadinasi, mūsų priešas ir vienas pagundų bei išmėginimų šaltinių yra pats velnias. Deja, čia sustoti negalime, nes kitas išmėginimų šaltinis esame mes patys. Siekdami patenkinti kai kuriuos savo troškimus, priimame neišmintingus sprendimus. Daug lemia mūsų pačių sprendimai. Visi mūsų troškimai ar įgeidžiai baigėsi vienokiu ar kitokiu sprendimu. Kartais sprendimus priimame dėl neišmanimų. Kitaip tariant, nuoširdžiai suklystame, nes nepaklausėme viešpaties. Patarlių knygos 3 skyriaus 5 eilutėje sakoma: visa širdimi pasitikėk viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Prieš priimdami sprendimą visuomet turėtume pasitarti su viešpačiu. Nesvarbu, ar tai nedelsiančio atsakymo reikalaujantis greitas sprendimas ar svarbus sprendimas priimamas po ilgų svarstymų ir maldų. Visuomet turime kreiptis į viešpatį ir sulaukti jo atsakymų. Dėl to turime vaikščioti dvasioje. Dievas, siekdamas mus ugdyti, stiprinti, padaryti dievotus ir tinkamus atsakingesniai tarnystei, siunčia įvairiausių išmėginimų. Jie visuomet išeina į gerą, nes drausmina, ugdo ir neša Dievui šlovę. Vadinasi, šios vargus ir išmėginimus patiriame tikslingai. Pirmiausia, neturėtume jais stebėtis. Antra, turėtume išsiaiškinti, kas sukelia sunkumus ir išmėginimus – velnias, Dievas ar mes patys. Trečia, turime išsiaiškinti jų priežastį. Kodėl Dievas leidžia patirti skausmą ir širdgėlą.
Pirmiausia, derėtų pasakyti, kad visi sunkumai mus apvalo ir ištyrina. Tai pagrindinė visų patiriamų sunkumų priežastis. Na, o mūsų reakcija į išmėginimus gali būti dvejopa. Per išmėginimus galime artintis prie Dievo arba nuo jo tolti. Kai susidurėme su sunkumais, ateiname pas Dievą. Tada savo žvilgsnį ir dėmesį telkėme į jį. Kai žvilgsnis sutelktas į Dievą, mes pamatome save, nes į paviršių iškyla visa nešvara. Pamatome tai, ko nežinojome esant. Artindamiesi prie Dievo daug ką pamatome jo akimis, visai kitoje šviesoje. Tada išpažįstame savo nuodėmes ir dėl jų gailimės. Kai patiriame malonumus ir esame ramioje aplinkoje, nešvarumai niekada neiškils į paviršių. Mūsų nešvara iškyla į paviršių tik tuo met, kai patiriame skausmą, kančias, širdgėlą, vargus, bėdas ir nelaimės. Žodžiu, visa tai, kas apvalo ir grynina. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Dievas leidžia mums patirti ugnį, yra tai, kad sudegtų mus pančiojantis dalykai. Dažnai prieš mėginimus Dievas mus išvaduoja ir išlaisvina. Kartais krikščionys net nežino esą supančioti ir mano, jog yra visiškai laisvi. Tačiau išmėginimų metu susidurime su tuo, su kuo net neketinome susidurti. Jei teisingai reaguojame, per ugningus išmėginimus tampame laisvi. Mūsų širdyse gyvena Dievas. Tad, mielas bičiuli, jis ir jūs palaikys visuose ir bet kokiuose gyvenimo išmėginimuose. Na, o kaip jūs reaguojate į sunkumus bei išmėginimus? Ar jie artina jūs prie Dievo, ar tolina nuo jo? Jei išmėginimai mus artina prie Dievo, į viską pradedame žiūrėti jo akimis ir pamatome save jo šviesoje. Tuomet atgailaujame, išpažįstame savo nuodėmes, gailimės dėl savo požiūrio ir elgesio. Dažniausiai išmėginimai ir sunkumai yra vienintelis dalykas, iškeliantis į paviršių mūsų nešvarą. Taigi patirdami sunkumus artinamės prie Dievo ir žvelgdami į jį pamatome savo netyrumą. Antra priežastis, kodėl patiriame išmėginimus, yra tai, kad Dievas nori mus išmėginti. Galbūt kas nors paklaus, argi jis ne visažinis. Taip, jis iš tiesų visažinis. O jei Dievas visažinis, tai ką mus bandyti? Dangiškasis tėvas mėgina mūsų tikėjimą. 1 Petro laiške 1 skyriaus 7 eilutėje skaitome. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištyriamas, bus pripažintas vertas pagirimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Dievas puikiai žino, kad išmėginimai niekam nepatinka, tačiau siekdamas tvirtinti mūsų tikėjimą, veda per sunkumus bei išmėginimus. Juk tai vienintelis būdas peržengti savo tikėjimo ribas. Kai jas peržengiame, Dievas augina mūsų tikėjimą. Šlovė būna ne mums, bet jam. Tik eidami per išmėginimus iš tiesų išpažįstame tik į Dievą ir jo žodį. Pripažįstame, jog jis yra ištikimas ir palaiko bet kokiuose patiriamuose sunkumuose. Dievas būtinai patikrins ir išmėgins jūsų tikėjimą. Atsiminkite, kad išmėginimai mus apvalo ir patikrina tikėjimą bei ištvermę. Visi būsime išmėginti. Bus patikrintas ir mūsų tikėjimas ir atsidavimas viešpačiui Jėzui Kristui. Na, o meilę Dievui galima patikrinti tik vienu būdu – išmėginimais. Tarkime, sunkumų metu Dievas paprašo pasielgti vienaip ar kitaip. Manome, kad jis prašo per daug ir galvodami, kad negalime įvykdyti jo prašymo, nueiname savo keliu. Kitaip tariant, atsitraukiame nuo Dievo ir atsisakome savo liudijimo. Tačiau Jėzus aiškiai pasakė, kad jei jį mylime, vykdysime jo paliepimus. Tiesą sakant, išmėginimai lyg rentgeno spinduliai.
Jie apšviečia mūsų gyvenimą ir atskleidžia mūsų tikėjimo tvirtumą ir ištvermę. Išbandymai parodo mūsų tikrą meilę bei atsidavimą Kristui. Juk tik išmėginimai atskleidžia, ar norime paklusti Jėzui, atsiduoti jam, juo pasitikėti ir laikytis jo tada, kai viskas labai miglota ir beprasmiška. Ir mūsų tikėjimas, ir ištvermingumas, ir atsidavimas Jėzui bus išmėginti. Trečia išmėginimų priežastis yra Dievo siekis parodyti savo galią mus palaikant. Kai einame per sunkumus ir išmėginimus, dangiškasis tėvas mus sustiprina, pakelia, palaimina ir tai būna pats pašlovintas. Matydami per sunkumus ir išmėginimus einantį žmogų su džiaugsmu širdyje ir šypsena veide, stebitės, kaip jis gali taip viską pakelti. Paslaptis yra jį palaikantis ir sustiprinantis Dievas. Kitas, matydamas pergalingą tikintįjį, sustiprina savo tikėjimą ir viliasi, jog jei Dievas tai padarė vienam, padarys ir jam. Išmėginimų metu dangiškasis tėvas parodo savo beribę galybę ir palaiko savo vaikus, sustiprina juos, ugdo ir daro tinkamus iškilesniai tarnystei. Nesvarbu, koks bebūtų Dievo siekinys, ištyrinti, patikrinti ar sustiprinti, išmėginimai visuomet patvirtina mūsų liudijimą. Jei tvirtinate norys tarnauti Dievui, kyla klausimas, ar esate pasirengęs patirti ugnies kaitrą, užėjus sunkumams. Nesielkite kaip išlepęs vaikas. Nesigailėkite savęs ir pasitikėkite juo ir žinokite, kad visa kita išskyrus Dievą neturi reikšmės. Viešpats yra Dievas ir jis nesikeičia. Tomis dienomis visą savo pasitikėjimą sudėkite tik į jį. Na, o ištvermė padeda viską pakelti. Kai suprasime, kad leisdamas patirti sunkumus, Dievas siekia mus apvalyti, išmėginti, sustiprinti, parodyti savo galią ir parengti iškilesniai tarnystei, tuomet požiūris į esamus vargus visiškai pasikeis. Taigi išmėginimai naudos duoda tuomet, kai juos tinkamai reaguojame. Pirmiausia, susidūrę su išmėginimais turime visiškai pasitikėti Dievu. Jei nepažįstame Dievo, sunkumų metu, užuot žvelgę jį, savo dėmesį sutelkiame į aplinkybės. Vadinasi, tinkamas atsakas – tai tikėti, kad išmėginimas yra palaiminimas. Pirmame laiške Korintiečiams 10 skyriaus 13 eilutėje apaštalas Paulius rašo: Jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Reiškia, bet koks išmėginimas turi ribas. Jums tekę išmėginimai tai yra žmogiški. Kadangi Dievas ištikimas, jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet sutvirtins, kad galėtumėte atlaikyti išmėginimą. Šėtonas negali jūsų mėginti daugiau nei yra numatęs Dievas. Be abejo, kad yra skirtumas tarp tikinčiojo ir netikinčiojo. Netikinčiojo gyvenime šėtono valdžia neribota, o tikinčiojo gyvenimą valdo Dievas. Tai reiškia, kad velnias gali veikti tik tiek, kiek yra numatęs Dievas. Tad kai išgyvenate sunkumus ir vargus, pasitikėkite Dievu, nes jis žino, ką daro. Dievui reikia jūs apvalyti ir ištyrinti. Jam reikia patikrinti jūsų tikėjimą, ištvermę ir gebėjimus. Jam reikia jūs sustiprinti. Vadinasi, turime ištverti ir nepasiduoti. Nesielgti kaip lepūnėliai ir nesigailėti savęs. Na, o jei jau taip nutinka, tučtuojau susivokti ir liauti savęs gailėti. Kai tikime, kad išmėginimuose Dievas parodys savo galią ir mus palaikys, kad jis siekia mums gero,
rengia iškilesniai tarnystei, nors ir kaip bebūtų skausminga, ištvėrę išmėginimus būsime tvirtesni ir tyresni. Jei pasitikėsime Dievu, ištversime sunkumus ir juos laikysime džiaugsmu. Na, o toks požiūris į gyvenimo metomus iššūkius iš tiesų yra pats teisingiausias.